Papokštaukim. Taip, rašo Paulius, jog faina jūsų radio stotis. Ačiū, Pauliaus, smagu visada girdėti gerą žodį. Tai smagu, kad klausaisi. Ir Paulius nori, kad paskambinčiau jo bičiuliui Tomui ir pabandyčiau papokštauti. Pasiūlyčiau sunkvežimio vairuotojo darbą. Šiandien galim čia įvairiai pokštauti, ypatingai šiandien. Šiaip visada čia pokšteliai vyksta. Alio, laba diena. Sveiki. Alio. Ar su Tomu kalbu? Persuksiu, nelabai mum persuksite, paunas Tomai. Gal aš jums persuksiu geriau, nes mūsų numerio nerodo. Mes čia užsislaptinė. Alio. Labą dieną. Labas. Taip, Tomas, ar ne? Taip. Iš darbovietės, mato, skambinu, tai numerio nerodo, tai galvoju, nepersuksit man niekaip. Aha. Žiūrėkit, dabar toks dalykas, jūs sakė man, kad ieškot darbo sunkvežimio vairuotojo, aš numerį gavau. Oi, dabar nelabai jau ieško. Jau Nežinau, turit? kur jūs čia TV banke gal radot, ar. Jo. Ne, tas TV mano jo egzistuoja, bet aš nežinau, gal nepaspaudęs, kad jau nerodytų ar panašiai. Ne, dabar puikoje vietoje esu, ne. Realiai galėčiau išklausyti, nes visada aš galimai negaliu atsisakyti to, ko nežinau. Tai aš esu šitos ryties profesionalas, kaip suprantu. Bus gerai taip įsireikšti, turbūt ne, labai iškeliu kartelę. Nieko, žinai. Gerai apie save sakyti. galvoti reikia, O tai sakykit, Tomai, o kokio, šiaip, jūs dirbo dabar jau sunkvežimą, ar nevairuoja turbūt? Jo, aš dirbu pastaruosius jau 10 metų be sustojimo šitą darbą. Tai ir dabar jau turi darbą, ar ne? Tik tiek, kad pakeitęs prieš 2,5 įmonę, kurioje dirbu, bet vis dar dirbu ir po kol kas neįsivaizduoju, kas galėtų būti geriau. Neatradę šito klausimo, aišku, visada gali būti kažkas geriau. Taip. Tiek galėčiau sakyti, kad švaistysiu jūsų laiką, bet jau kadangi paskambinot, galit pasakyti tiesiog greitai. Sąlygas ir darbo pobūdį, grafiką tiesiog ir aš sakysiu, ar tiesiog atsiprašau. Matot, mes čia turim savaitgaliais tokį grafikėlį, turim ir darbo dienom, mes čia ne vieno vairuotojo ieškom, matot. Aha, tai čia po Lietuvą, ta prasme, ne? Taip, po Lietuvą. Tai ne, žinokit, nešvaitykime laiko, tiksliau aš jūsų nešvaitysiu, tikrai netis, mano kompetencija yra šiek tiek aukštesnė, aš orientuojuosi į kitokį šiek tiek darbą ir... Tai jūs, ta prasme, važiuojat po pasaulį, ar ne? Tiksliau, jeigu šiandienai Norvegijoje važiuoju, tai jeigu tiksliau mano grafikas yra 2 savaitės dirbu, 2 savaitės nedirbu, tai tiesiog grafikas, turint šeimą vaikus, tiesiog... O tai žiūrėkit, bet tai Lietuvoje būtumėt šeima, vaikai, viskas vietoj, kaip sakoma? Ne. Aš nemanau, kad tas laikas, važiavimas vakare ir 2-3 valandų turėjimas vakare bus kokybiškiau negu 2 savaitės, atiduodu 100% tada šeimai. Tai jūs tai galvojate taip geriau, ar ne? Aš taip galvoju, taip, tai yra mano šeimos nuomonė. Aha, supratau, tai... Ką žinau, jeigu kada... Tuo labiau tikrai Lietuvoje nemanau, kad pinigus pasiūlyti. Ta prasme, aš atviras noriu būti ir tiesiog negadinti jūsų laiko. Nemanau, kad aš uždirbsiu tiek Lietuvoje, dirbdamas visą mėnesį, ką aš dabar 2 savaitės dirbu. Čia tikrai nekeliu uodegos, atsiprašau, taip nepagalvokit. Tiesiog aš atvirai sakau, kad tiesiog ne. Geras posakis, nekeliu uodegos, patinka man, žinot. Aha. Klausykit, tai aš ne jūsų laiko, gal nebegaišinsi, ne jūs mano, aš jums vieną dar dalyką, tik tai noriu pasakyti, svarbu. Aha. Paklausykit. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas patrukdė jūs. Aha. Taigi šiandien balandžio 1. Super, gerai. Tai mes papokštavom truputėlį. Vienas jūsų bičiulis čia sumanė, kaip manot, kas čia taip galėtų? Norėjau pajuokauti. Variantų turiu, bet... Tai aš pasakysiu, gal. Jeigu keletą variantų, tą vieną vienintelį. Paulius. Pataikiau. Pataikęs būtumėt, ar ne? Tai tiesiog Paulius parašė taip trumpai man čia žinutę ir sako, tiesiog noriu perduoti linkėjimus bičiuliai ir truputėlį papokštauti. Labai super, tikrai išbučiuosiu sutikęs.
Oi, gerai, čia patiko man šitas jūsų bajeris, kaip sakoma. Tai puiku, balandžio 1, ar šiandien dar kažkas buvo apgavę prieš mus, ar dar ne? Ne, jūs pirmieji. Pirmieji. Arba Paulius pirmasis, gal sakykime, ne? Nu, tai čia mes bendrom jėgom pasistengėme, reiškia. Ir aš ir Paulius. O jūs pats apgavot jau ką nors? Ne, aš netoks sumanus. Kodėl? Gali dar būti sumanus, dar ne vakaras, kaip sakoma. Žinot, šiandien tokią įdomią informaciją skaičiau apie dieną čia radijo ir paskaičiau tokį dalyką, kad būtinai turit kažką apgauti, tada metai bus sėkmingi. Taip senoliai sakydavo, nuo senų laikų. Supratau, viską dabar einu po pokalbio ir iš karto bičiulį apgauti. Tai va, aš jums ir sakau, reikia kažką apgauti. Tai Tomai, įsijunkit kada ir mūsų radio stotį, mes čia žinokit visai tokią ir gerą muziką grojam, pačią įvairiausią radio stotis Tavo balsą, susiraskit internete. Gerai, pabandysim. Gerai, Tomai, geros nuotaikos, geros dienos jums. Viso.